pasiruošęs rungtynėm, tai spręs turbūt daktarų ir trenerių konsiliumas. Taip kad... Ir pirmasis įvartis. Pirmasis įvartis. Čia negali netkreipti dėmesio Edgaro Baranausko gynybinius veiksmus. Nespėjo paskui 17 numerį. Bermundės Sepulveda, Karlos Arturo Bermundės Sepulveda baudžia Kauno žalgiriečius ir atrodo iš giedro dangaus toks žaibas. Štai pažiūrėkime, užmetimas į priekį ir čia, kaip pavadinti, nesusikalbėjo su vartininku. Vikingų legionierius iš Ispanijos Adilas Nefarė ir švelnina rezultatą jonaviečiai. 1-2. Triumfuoja Viktoras Kravcovas. 14 pirmojo kėlinio minutė. Karlosas Bermundesas vis dėlto tą smūgį atliko ir atliko taip, kad privertė tą planą pakoreguoti du greiti praleisti įvarčiai. Bet faktas yra tas, kad dabar savo aikštės pusėje daug laiko praleidžia Gudvinas. Čia dar vienas neįtikėtino grožio įvartis. Iš aštraus kampo siunčiamas kamuolys į tinklą. Dar kartelį. Tiesiog neįtikėtina. Atrodo, galėtum žiūrėti ir... Sugrįžti atgal ir sustabdyti varžovų išpuolį. Dabar jau Renanas, Karlosas Bermudesas ir 4-2. Štai taip. Turėjai progą pats, iki galo jos išnaudoti nepavyko ir gauni labai skaudų smūgį iš varžovų. Karlosas Bermudesas muša savo antrąjį įvartį šiandien. Dar kartelį, štai čia. Renanas taip pat didelę dalį darbo padarė. Atkeliavo kamuolys iki Bermudeso. Levičius dabar prieš Karlosą Bermudesą. Smūgis ir 2-0. Karlosas Bermudesas. Čia jau individualus meisteriškumas. Iš kampo smūgiuoja Karlosas ir pelno savo trečiąjį sezono įvartį. Rezultatas tampa 2-0. Sužaidus daugiau nei pusę kėlinio pirmajame kėlinyje. Bermudesas dar kartelį. Ant dešinės smūgis į tolimąjį vartuką. Dar gera situacija, po kurios rezultatas tampa 4-0 ir šį kartą pasižymė pats Karlosas Arturo Bermundesas. Pasinaudojo ir geru Renano perdavimu ir tuo, kad Gustavo ten irgi... Karlosas Arturo, 17 numeris aikštės, tai jis dabar su kamuoliu, tai yra vienintelis iš didelio kolumbiečių būrio likęs Jonavos ekipoje ir būtent Karlosas Arturo įtvirtina Jonavos Vikingų pranašumą. 2-0. Puikiai kombinacija, be abejo. Štai Karlosas Arturo su kamuoliu, jo sienelė su tą kamuolį gerai užsiblokavusiu Paulo Andrė Barboza ir pastarasis. Geras perdavimas, smūgis ir rezultatas tampa 2-2. Bermundesas. Labai gerai įžaistas kamuolys. Na ir Jonavos Vikingai grįžo. Maksimalių išbandymų metas. Abiem komandom čia. Smūgis yra ir rezultatas tampa 2-2. Muša įvartį Jonava ir kažkas neįtikėtino. Bermundesas Karlosas randa spragą. Keistas įvartis, neslėpsiu. Žiūrėkit, perdavimas ir tiesiog smūgiuoja ir kaip kokia. Čia. Tikslus Bermundesas Karlosas. Tikslumą pasirinko. Sakyčiau, kad tikslumą dar kartą ši situacija. Patį kampą. Jonavos Vikingai išsiveš pergalę į Jonavą. Klausimas koks galutinis rezultatas. Tikrai ne 4-1, 5 įvartį muša svečiai. Karlosas Bermudesas. Jo sukurta galimybė, aštrus perdavimas ir komandos draugai
o konkrečiai Šarūnas Činikas dėkoja Karlosui Bermudesui. Sukūrė šis žaidėjas įvartį Šarūnui Činikui. Pavyksta pasižymėti Šarūnui ir jis tampa 9 skirtingų komandos žaidėjų, kuriam šį sezoną pavyko pelnyti bent vieną įvartį dar kartelį. Na čia jau tiesiog. Simbolių ir labai, taip sakyčiau, logiškai ir išlaikytai paaiškino Vikingų komandos vadovas. Tiesiog pasirinko kitą stotelę buvęs jo komandos žaidėjas, jo labiau, kad ta stotelė yra netokia ir prasta. Kauno Žalgirio gretose šiemet matysime Benas Petiničius. Emocijos kažkiek ir užsidegimas atšaldytas. Bermudesas atkovoja kamuolį prieš. Matėme susižeidusio Žilinsko. Čia Vikingų ataka, Kravcovas. Kas gerai, ten daugiau tęsinio ir nebuvo tarp Kravcovo. Klaidų Adamas Veraitis, netgi sakyčiau, ten vieną tai tikrai epizodą ištraukė. Čia irgi gerą kamuolį nuima. Žaidėjai, kuris blankesnį sezoną turėjo pernai Vilkaviškio Bruklino gretose. O šiaip tai yra vis tiek vienas iš tokių perspektyvesnių Lietuvos futsal žaidėjų. Čia Karlosas Artūro kaip prostovinti pro Joną Titą Rainį. Prašoka, pagauna ant žingsnio, futbolo terminai sakant, o tada jau pirmoji atkarpa jam pakankamai sėkminga. Dažnai tenka ginti Karlosas Artūro. Jo reidas ir smūgį Pasauskas. Karlosas Artūro. 8 sekundės. Bermudesas vis dar su kamuoliu. Jo kirtis. 4 sekundės. Aikštėje. Geras perdavimas ir Paulius Pasauskas išnaudojo puikų Bermudeso perdavimą. Dabar kaip tik buvo vienas žaidėjas įleistas. Bermudesas dalinis keitimas ir ten jau jų metu bausti savo varžovus. Čia dar vienas šūvis iš tolėliau. Tai reiškia, kad gali būti, kad Vikingai šiandien pažais 5 aikštės žaidėjais. Čia reikia išsivalyti. Galbūt bus kitokia istorija ir šiandien įvarčių bus daugiau, tačiau šiai minutį. Geras perdavimas, galimybė ir žaisti rankomis. Tačiau situacija dabar be abejo yra ne apie tai. Situacija apie tai, kad jeigu suklys Jonava, kad gali. Užsienietiški legionai. Tiek Vikingų, tiek ir Bruklino ekipoje. 1-1, Bermudesas Sepulveda. Pavyksta jam pabėgti. Nors štai prieš minutę matėm ir Artiomas Pelmono galingą smūgį. Sepulveda klaidina savo oponentą. Smūgis iš aštro. Reikės pasižiūrėti, kiek dar liko Kauno Žalgiriečių be geltonų kortelių, nes toks jausmas, kad jau bent pusę komandos Irmantas Kaprašovas apdovanojo geltonais stačiakampiais ir tą patį vyriausiai treneriai taip pat. Dar liko be kortelės, kaip nekeista, jeigu gerai Benas Pietinis, tai kaip... Gal ilgai su kamuoliu nesiskiria šeimininkai. Oi, čia pražanga ir kieta pražanga. Bermudesas. Ignas Raštutis ir atsitveria pats žaidėją ir stato savotišką situacijose. Atsimenam, kaip Radviliškio ekipos futbolininkas atidavė kamuolį Ignui Raštučiui. Čia pražanga. Eliminavo Narijantos komandą rezultatu 5-1, o Vikingai neturėjo didelį, žaisdavo, minėjau, puikią formą, pasižymėdavo ir pelnytais įvarčiais. Ką jis daro, iš esmės ir vis prarandamas, Kravcovas ir turi progą Bermudesas, įvartis yra dar 22 sekundės. Aukštas spaudimas varžovų aikštės pusėje. Ir tą aukštą spaudimą bent jau šios atakos metu varžovai perkanda ir perkanda dideliais veiksmais, čia bauda. Staigaus sprendimo
Nusprendžiama žaisti atsargiai. Nusprendžiama pakontroliuoti kamuolį ir žaisti atsargiai. Čia bauda. Čia bauda ir... Sykį jau planetos pirmenybėse finalinėme etape lietuviai žaidė, kai būtent mūsų šalyje vyko tas turnyras, o Jonavos Vikingai pagaliau pramuša Bruklino gynybos sieną. Šarūną Činiką sveikina komandos draugai. Dar kartą pasižiūrėkime, Karlosas Bermundesas asistuoja, žaidėjas su Kauno Žalgiriu, sugebėjo įsivelti į keletą konfliktų su kur kas augalotesniais lietuviais, keletą aštresnių žodžių. Galingas. Besistabdant kamuolį jį perima Juozapaitis. Jis ir perina į varžovų aikštės pusę. Čia pražanga, ar jos vis tik nėra. Ne, galima žaisti toliau. Juozapaitis. Renanas Kardozo taip pat Vikingų penketuke dabar rungtyniauja. Karlosas Artūro. Baudinys yra. Skaba Vikingai ieško akivaizdžiausios spragos, tačiau nėra net ir smulkesnių. Galbūt dabar smūgis. Laiko dar šiek tiek yra. Ricardo Jimenezas Martinas nerizikuoja, leisdamas papildomą aikštės žaidėją. Jeigu rezultatas nesikeis, ko gero neišės. Paitis, Lotužys. Karlosas Artūro Bermundesas ir pražanga. Karolis Urbaito Gustavo. Šį kartą jau prieš kur kas palankesnį oponentą. Karlosas Bermundesas. Jo smūgis pataiko. Sudėtyje. Ir lietuviškas Jonavos Vikingų trejetas su Karlosu Bermundesu iš Kolumbijos. Dabar kolumbietis uždirba pražangą ir tai yra 10 metrų baudinys. Dalis ir Vikingų be abejo bus tame Europos čempionate. Ką čia tokio įdomesnio sukurs šeimininkai? Bermundesas nežaidė 1-1. Štai toks Karloso Artūro smūgis ir kamuolys lekia virš vartų. Mažeikių VIP. Beje, abi šios ekipos paliko labai gerą įspūdį, bent jau tame kontekste, pavadinkime taip, futzalo lygos vidutiniokų, nors Gargždų Pramogos, aišku, gali pretenduoti ir į aukštesnę poziciją. Rizikuoja gauti geltoną kortelę, bet tai darė Brazilas tik tam, kad neįžaistų varžovai greitai šios standartinės situacijos. Karvišo da Silvos smūgis sudrebino Vikingų vartų virpstą. Sepulveda į dešinę, galės smūgiuoti iš kairės, perdavimas prašo. Čia pražanga, girdėjau, neveltui aš minėjau apie Vikingų gerbėjus. Karjeros žingsniai kol kas nelengvi šiam strategui. Karlosas Artūro Bermundesas. Renanas prie kamulio. Bermundesas jos. Prieš Jaivaras Bagočius. Ir štai toks Jonavos komanda treniruoja Ricardo Jimenezas Martinas. O čia Bermundesas. Atrodė, kad čia ypač kai žaidžia šitas ketvertas, tai dominavimą pataikyta į žaidėją, bet Bermundesas vėl su kamuoliu. 10 minučių 5 sekundės liko žaisti antrojam kėlinyje, o Gustavo muša savo antrąjį. Šimtas geriausių 2025 metų vasario mėnesio A lygos žaidėjų. Šilis. Čia ant klaidos ribos ir kamuolys prarastas. Bermundesas. Daug apgaulingų įveikų. Arnas Andrijauskas. Irgi fiziškai toks tvirtas vaikinas. Čia Bermundesas perėmė kamuolį ir... Ir tai supranta jonaviečiai, žaidžia kamuolį. Bermundesas.
Juchno. Bermundesas. Dėl titulų šiemet, na, kalbant be abejo apie titulus, galim prisiminti taurės, pažinti, kad ir kauniečiai labai gražiai suko ataką ir greitesni, staigesni nei pirmajame kėlinyje. Čia baudos. Buvo užspęstas į kampą. Bermundeso kamuolį buvęs Kelvinas. Artūro Bermundesas vis stengiasi įsilaisvinti. Čia daug pavojingų judesių, smūgės ir šį kartą. Vėl tenka gintis prieš 5 aikštės žaidėjus. Vartai vėlgi tušti. Čia štai toks. Na, vėl, kiek netiksliai, viskas buvo gerai. Įkirtantis žmogus galėjo gauti kamuolį, čia bauda. Tačiau ataka tęsiasi, smūgį. Pagalba, bet gal grįž dar Dominykas. Toks aikštės žaidėjų ketvirtas prieš Karlosą Bermundesą, Viktorą Kravcovą, Francisko Gustavo ir Artūro Juchno. 2,5 minutės, tačiau futzale būna visko. Ja, Mikhailo Broško rizikingai. Bermundesas. 1 prieš 2. Rado išeitį. Vėl jis su kamuoliu klaidina dabar Zenkovą. Žardelio suklaidinti keičia atakos kryptį. Oi, koks geras perdavimas į baudos aikštelę. Bet prieš Karlosą Artūro Bermundesą jam ten sudėtinga staigumu laimėti, nebent plačių žingsnių gali aplenkti mažąjį kolumbietį. Čia gražiai vartininkas, bet pats Davidas Andersonas tai supranta, bet tiesiog per stipriai įmetė kamuolį per visą aikštę. Puikiai sukasi su kamuoliu. Richardsonas. Kietai pasitinka Karlosas Artūro Bermundesas. Dabar būtinybė yra deginti laiką ir dar svarbiau be abejo numušti varžovų norą. Numušti jų užsivedimą. Čia labai neprastas perdavimas. Yra labai prisirišęs prie savo šeimos ir buvo nelengva nuspręsti palikti toli. Ir klaida, Bermundesas iššoka prieš varžovų vartininką ir šį kartą. Burtai be abejo kiek vėliau. Tačiau tikimybė tokia tikrai yra. Čia geras perdavimas. Jimenezas rizikuoti, kažką keisti, nes dabar matome, kaip aktyviai ginasi Kauno Žalgiriečiai ir galbūt priverstų teigti, kad kažkuri komanda jau yra finalo ketvirte. Kamuolį ir atsikerta kažkiek Bruklino žaidėjai. Osauskas, jo perdamas, smūgis virpstas. Ir 3 įvarčių persvaros, galbūt dabar visišką patranką leidžia. Turbūt iš ko rinktis. Taip, laiko dar yra, tačiau bendrai paėmus reikia kažką daryti su tuo rezultatu, kuris netrodo labai jau palankus ir ilgą laiką. Taip, Karlosas Artūro Bermundesas, 17 numeris ir Viktoras Kravcovas. Be abejo, 10, čia 2 prieš 1, jonaviečiai turi šansą. Ir Jurgita Mačiukonytė, teisėjų inspektorius yra Nerijus Dunauskas, o komandos pradėjo rungtynes. Kas sunkiai jam sekasi įeiti į žaidimo ritmą, bet įsibėgės. Ko gero jis, čia Kozlovo dar vienas sukurtas gražus epizodas, bet dabar jau reikia, terminai sakant, ginasi žemų blokų šiuo atveju. To neprasižengė Jonavos Vikingai. Alina šeimininkų atakas. Smūgis stringa gynėjų kojose. No. Šiandien jiems yra, tačiau kol kas priekė varžovai. Nuvesti į finalą. Čia Žardelis. Vėl bando žaisti antrų numerių. Čia nėra pražangos. Nėra ir Paulius Osauskas iš antro geltonai paskutinę rungtynių minutę gavęs raudonąją kortelę. Paminėjo, kad būtent dėl tų prastų rezultatų ir to noro kuo greičiau reabilituotis ir atsiranda. Tirto akistatoje su Akmenės kraštu
Minėjau, kad rezultatas galbūt baigtis, sakykime taip, nestebina. Akmenės Kraštas, ko gero, šį sezoną bent jau kol kas realiai gerokai pajėgesnis nei Jonavos Vikingai, bet problema... Ribeiro, vienam iš trenerio asistentų bei Lietuvos rinktiniai besidarbuojančiam specialistui siūlė taip pat Jonavos Vikingai prisijungti prie trenerio štabo, bet Randa kamuolį Mindaugas Minevičius, Bermundesas, nesmūgė. Kauno Žalgirio matyti naudą buvo Brazilui. Perimtas kamuolys ir pavojinga ataka, Gustavo, Bermundesas ir pražanga ir kortelė. Kortelė yra rodoma Jarovenko. Dar taip išlaukė teisėjas, kuo baigsis ataka. Čia, aišku, pavojinga.